Sveiki, mėlyjeji, brangieji radijos stoties Pulsas klausytojai, kaip ir minėjau, antrojoje ryto Pulso valandoje pas mus svečiuojasi garbi viešnia, atvykusi iš toli, ne tik iš Vilniaus, bet ir iš Europos parlamento, tai yra Europos parlamento narė Radvilė Morkūnaitė. Labas rytas. Labas rytas. Iš tiesų, kelias visgi slidokas ir kelionė truko šiek tiek ilgiau nei planavot iki Panevėžio. Na, keliai matyti visoje Lietuvoje šį rytą slidokai, ar ne? Taip, kaip jau tęsiasi žiema, tai ir keliai tokie atitinkami, o sako, kad klimato kaita, tai matyt, kad jau ne visiškai ir išeina sutikti su tuo. Kartais būna taip, kartais taip, sako, žiema tokia buvo labai seniai ir reikia džiaugtis žiemos malonumais, tačiau kai reikia važinėti keliais, tai manau, kad truputėlį sukelia nepatogumų, bet manau, apie tai mes šiandien nekalbėsime ir labai malonu, dėkoju Jums, kad atvykote į studiją. Ir su Panevėžio krašto apskrities gyventojais, mūsų klausytojais pasidalinsite naujienomis ir iš tikrųjų papasakosite šiek tiek apie save. Iš tiesų, na, moters negalima damos klausti metų, tačiau jūs esate pakankamai jauna politikė ir iš tikrųjų labai smalsu, galbūt ne vien tik man, bet ir visiems klausytojams sužinoti, kaipgi galima pasiekti ir sužinoti tų paslapčių, kaip galima tokio jauno amžiaus būnant pasiekti tokių politikos aukštumų. Ir truputėlį galbūt tuo pačiu papasakokit apie save. Tai iš tikrųjų tiek man pačiai, tiek ir daugeliui turbūt ir Lietuvos piliečių buvo ganėtinai, kaip surprizas buvo sutiktas tai, kad buvau išrinkta Europos parlamentą ir tokiam palyginus jaunam amžiui, aš visą laiką, kai klausia, ar aš ten esu jauniausia, tai sakau, kad ne, yra dar viena jaunesnė Danė pusmečių. Tai žinoma, kuomet klausia, ar tu vienintelė Europos parlamente tokia jauna, tai negalėčiau pasakyti. Yra nemažai jaunų žmonių ir tiek mūsų frakcijų, Europos liaudės frakcijoje yra, na taip maždaug procentiškai, galbūt 8-9% tokių iki 35 metų žmonių. Tai aišku, kad ta tendencija jaunėjimo jinai jaučiasi, praeitoj kadencijoje nebuvo tiek daug jaunų žmonių, šiais metais šią kadenciją jau jų yra daugiau, tai matyt bendrai Europoje tokia matoma tendencija. Na, o pati tai aš atėjau labiau iš visuomeninės veiklos, nepaisant to, kad darbas mano buvo susijęs su politika, dirbau su Seimo nariais Audroniu Ažubaliu, Edmundu Pupiniu, Vilija Aleknaitė, vėliau dirbau pas užsienio reikalų ministrą Vygaudą Ušacką patarėją, tai ta darbinė veikla visada buvo susijusi su politiko, mano pačios išsilavinimas tai toks kaip ir kultūrinis. Bakalauras yra baigtas Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje fortepijono studijos ir vėliau magistras kultūros politika, kultūros vadyba. Tai dažnai klausia, tai kaip čia su ta muzika, bet aš manau, kad tiek politikoje, tiek mene reikia kūrybiškumo, tai vienas kitam tikrai neprieštarauja. Ir iš tiesų galbūt papildo nuo politikos pavargus arba, na, tiesiog atsipalaiduoti galima klausantis muzikos arba pačiai ką nors pagrojant. Pagroti jau pačiai laiko lieka vis mažiau, bet aišku, su malonumu vis dar. Iš tikrųjų labai smagu. Europos parlamente jūs būdama aktyviai dalyvaujate ir Lietuvoje skatinate veikti ir nepamiršti vieno svarbus dalyko, kuris mums labai svarbus. Ir žinoma, Lietuvoje galbūt žiūrima, na, skeptiškai ir pro pirštus apie aplinkos apsaugą, apie tai, kad reikia saugoti gamtą. Ir būtent jūsų vizito tikslas šį rytą buvo mūsų radijo stotyje irgi kalbėti apie tai, kaip turi ir gali prisidėti visi Lietuvos Respublikos piliečiai prie aplinkos apsaugos, prie aplinkosaugos ir kaip išsaugoti gamtą. Ir iš tikrųjų jūsų internetinėje svetainėje mačiau, kad yra paskelbtas konkursas, kurio pirmasis etapas jau lyg ir baigėsi. Galbūt papasakokite apie šį projektą. Tai gerai, tada pirmiausia pradėsiu nuo tos veiklos, kuri čia Lietuvoje tokia visuomenė labiau orientuota, visuomeninė kaip ir veikla. Tai yra konkursas Žaliasis kodas, skirtas moksleiviams, studentams. Na, nėra iš tikrųjų tokių labai griežtų amžiaus rėmų, gali dalyvauti tie, kas nori. Ir konkurso tikslas tai yra tarytum surinkti idėjas, tokį sugeneruoti idėjų banką, kaip žmonės mato aplinkosaugą Lietuvoje, ką jiems reiškia, kaip jie manytų, kad reiktų dėti pastangas, kad mes kartu saugotumėme labiau gamtą ir tą aplinką, kuri mus supa.
Tai, kaip jau ir minėjote, pirmasis konkurso etapas, rašinių konkursas baigėsi, bet netrukus startuos socialinės reklamos konkursas. Tai yra labiau galbūt orientuotas į tuos žmonės, kurie piešia, fotografuoja, kuria, žodžiu, kad tikslas yra išrinkti geriausias socialinės reklamas ir jas demonstruoti, afišuoti miestuose ir miesteliuose. Tai daugiau informacijos tiem, kas naudojasi internetu, tai yra žaliasiskodas.lt arba taip pat Facebook'e, kurį mes mielai turbūt visi naudojame, galime rasti informacijos, o per mokyklas, per kitas įvairias organizacijas tiesiog siūsime pakvietimus vėlgi aktyviai dalyvauti. Iš tikrųjų, aplinkos apsauga kalbama ir taip pat Europos parlamente netyla kalbos ir jūsų pasisakymų yra ir komentarų. Sakykit, kaip reaguoja, pavyzdžiui, Lietuvos gyventojai aplinkos apsaugą, ar tai yra pasyvus požiūris, ar tai vis aktyviau įsilieja į būtent šiuos projektus, kurie organizuojami yra? Aš manau, kad su kiekvienais metais tų susidomėjusių žmonių ir kuriems ne tas pats, kas vyksta aplinkui, yra vis daugiau. Ir čia turbūt tiek, kiek važiuojant per įvairius miestus, tai dažnai sako žmonės, kad mūsų vaikai jau mokykloje, reiškia, yra tos edukacinės programos, ypatingai, tarkim, apie šiukšlių rūšiavimą. Tai sako, jau jie mus pamoko, sako, mes gal ir nerūšiuotumėm, bet vaikai jau mums sako, kad reikia. Tai aišku, kad viskas prasideda nuo mažų dienų, nuo mokyklos, tai vienas yra labai svarbus aspektas. Kitas dalykas, žinoma, kad Lietuva turi mažesnę patirtį, jeigu kalbant konkrečiai apie tą patį šiukšlių rūšiavimą, negu kad vakarų Europą, tai žinoma, mums dar prireiks laiko, kad įgyvendinti tos ir priprasti prie atitinkamų įgūdžių, bet aš manau, kad po truputėlį viskas yra įmanoma. Iš tikrųjų, lyginant, kaip jūs minėjote, lyginant Lietuvą su Europos Sąjunga ir kitomis Europos Sąjungos valstybėmis, visgi dar nėra taip pažengęs aplinkos saugojimas. Ir ko trūksta galbūt? Ar galit įvertinti ir pasakyti bent keletą kriterijų, ko trūksta lietuviams, kad aktyviau galbūt įsilietų į šiuos dalykus ir labiau saugotų aplinką? Tai aš kaip minėjau, turbūt pradžia tai yra auklėjant vaikus nuo pat pradžios ir žinoma, tiesiog kaip mes patys elgiamės, ar mums kyla ranka numesti saldainių popieriuką gatvėje, ar nekyla, arba apie tą patį šiukšlių rūšiavimą kalbant ir komunalinių atliekų tvarkymą, kuomet ypatingai kaimiškose vietovėse, kur galbūt sunkesnė prieiga ir konteinerių ir visa kita. Ir žmonės dažnai sako, aš tai neturiu šiukšlių. Tai tos šiukšlės, aš nežinau, kur jos atsiduria. Vieni galbūt išsprendžia problemą su konteineriais, kiti galbūt veža, dažnai atsiduria kažkur pamiškėse, grioviuose tos šiukšlės. Tai tiesiog tas supratimas, kad tai, kad šiukšlės ne tavo kieme, tai nėra tai, kad mes esam švarūs. Tai ar malonu nuvažiuoti prie ežero, ar kur nors į mišką, kada pilna visokių šiukšlių ir kada nėra maloni aplinka.